jau teptukus už tai. Ką? Man atrodo gerai, kad ten kažkas šneka. Viskas prasidėjo nuo to, kad aš turėjau dalyvauti vienoje parodoje ir žinojau, kad ten aš turėsiu piešti gyvai. Ir ką aš piešiu gyvai, aš dar nelabai žinojau. Aš tik žinojau, kad aš piešiu varną su ilgom kojom, bet... Nu ir kas ta varna? Man buvo labai daug streso. Nu tai kas iš to, kad varna su ilgom kojom? Ir kodėl varna su ilgom kojom? Aš nežinau. Bet ką aš dabar piešiu šiaip savo žmonėm varna su ilgom kojom? Po tokius kažkaip užpuolė mane toks biškis stresas, ką daryt. Nu ir kažkaip viskas išsirutuliojo, kad tipo crew says love your legs. Ir nes jinai buvo tokia su akiniais nuo saulės ant žiauriai ilgų kojų su tokiu mažu kuniuku. Ir tipo kas jai, nu ir kas, kad jos kojos tokios ilgos. Varna kažkaip iš to viso pavadinimo išbraukiau ir gavosi love your legs. Ir tada man jau pasidarė ramiau. Galvoju, va, ta prasme, tikrai ne vienas yra parinasi dėl to, kad kojos yra kažkokios ten kreivos, storos, ar ten trumpos, ar ilgos, ar per plonos, ar ten iš vis kokia nesąmonė, kur nieks nemato. Aš nežinau, kiek persiteikė iš tiesų ta mano idėja, kad tai yra apie meilę savo. Dar į kairę. Va, gerai, tarkim, gerai. Dar biškai kairė. Dar. Nebedėk. Aukščiau dabar kelt truputį. Dar aukščiau, dar kojų nesimato. Pėdų nesimato. Dar kelk aukščiau. Dar. Į kairę dabar, į kairę. Kokia nesąmonė. Ką veikti Šiauliuose? Ir jau senai aš turėjau tą idėją, bet tokia, sarkastiška gal, buvo jinai tokia iš pradžių, kad reikia padaryti tokį filmuką, ką veikti ir sukti tokį ratą. Sukasi, o ten nėra ką veikti, tokie kamuoliai eina per dviračių taką, nes nieks nevažiuoja dviračių takų ir šis čia koks dviračių miestas iš vis. Labai sunku yra neprisirišti ir kažkaip tikėtis, kad bus jisai kažkoks ten purvinas ar nepurvinas, reikia paleisti, kad gali nulupti visas tas ardės su grafiti ir dažais išpaišyti ir pripiešti visokių falų. Tai irgi yra ok, nes tai yra miesto dalis, tu nekontroliuoji tų dalykų, nes jis yra viešoje vietoje. Jeigu aš savęs neužsibombarduoju kokią nors veiklą, tai aš jaučiuosi, tokiu, ką aš čia veikiu. Aš einu gatvėm ir galvoju, ką aš čia darau. Atrodo, kad man kokią atmintį atėmė meksikiečių seriale ir aš einu su gatvėj susivėlus ir galvoju, kur ką aš čia veikiu. Tarp trumpų naktų. Kokį nors palauk, naktų įdėsiu? Ok. Va, kažkaip labai keistai man su tai Šiaulys, aš nežinau. Man pastoviai norisi bėgti iš čia, bet aš taip įmerkiu savo kojas visokius projektus ten tuos, kad vis neišlipu. Tai man fainiausia yra būsena tada, kai tu supranti, kad ta vieta, kur tu esi, tai visiškai yra nesvarbi. Svarbu, ką tu veiki, nes kai aš turiu ką veikti, aš net akimirkai neturiu net kada pagalvoti, kad aš esu čia kažkur mieste ir kad tas miestas kažkoks man čia patinka ar nepatinka, nes nėra tam laiko, tu esi čia nais, tu turi kur pernakvoti. Man tos kelionės, aš net nemogu pasakyti. Tai taip, tau pastoviai reikia tos dozės, to kontrasto, naujų žmonių, naujų vaizdų, naujų sienų, naujų inspiracijų, naujų skonių, naujų. Labą dieną. Jo. Taigi, kol tu sąmoningai supranti, kad tu sukiesi rate, tu jų esi ištrūkęs. Tik tais laiko klausimas, kada tu pasiryšti ištrūkti. Jeigu vis tiek... Eik iš čia. Tada ir truks.